Ar tau svarbu, ką kiti žmonės apie tave galvoja? Ar tau svarbu, ką kiti žmonės apie tave kalba? Ar tai tave paveikia? Tiesa yra ta, kad tai tavęs gerai tikrai nepaveikia. Kodėl mums taip rūpi, ką kiti žmonės apie mus galvoja? Kodėl mes jaučiamės blogai, jeigu kiti mūsų apkalba? Kodėl mes jaučiamės blogai, jeigu kiti mūsų pažemina? Kažkas iš mūsų juokiasi. Kodėl mes bijome to? Kodėl mes bijome tų akimirkų, kai visi į mus žiūri, visi iš mūsų juokiasi? Kodėl mes bijome tų akimirkų, kai kiti mus niekina? Kodėl mes bijome apsikvailinti? Ar man galėtum atsakyti šitą klausimą? Kodėl bijai apsikvailinti? Kodėl pasaulis nori būti toks rimtas, toks tobulas, toks miręs? Tai yra labai neteisinga. Jeigu tu leidi, kad tave paveiktų kitų žmonių nuomonė apie tave, ar tai, ką apie tave žmonės sako, kalba, tai yra labai blogai. Tai yra kalėjimas. Negali būti laisvas, jeigu tau svarbu, ką kiti apie tave pasakys. Negali būti laisvas ir padaryti tai, ką tu nori padaryti. Negali būti laisvas ir negali kalbėti, kaip jauti ar nori kalbėti. Nesugebi išsireikšti, kaip natūraliai galėtum išsireikšti. Nes tau svarbu, ką kiti žmonės apie tave pagalvos ar pasakys. Tačiau galų gale to pasakoje, ar tu gyveni tavo gyvenimą. Šiek tiek man pinasi liežuvis, nes gyvenu čia Pietų Amerikoje ir čia kalbam vien tik ispaniškai, taip kad kartais atsiprašau, jeigu nekalbu labai lietuviškai. Jeigu mums svarbu, ką kiti žmonės apie mus pagalvos, tai reiškia, kad su tuo jau prarandame mūsų gyvenimo laisvę ir nedarome to, ką norėtumėm daryti. Nesakome to, ką norėtumėm sakyti arba jaučiame. Ir su tuo ateina ištisa galybė veidmainystės prieš kitus ir galų gale prieš save. Nes kai veidmainiauja prieš kitus, galų gale imi galvoti, kad tai yra normalu, kad toks tu esi, koks tu esi su kitais, kad toks tu esi su savimi. Ir čia jau tu apkvailini pats save. Tampi veidmainys prieš patį save. Ir galbūt to nesupranti. Tačiau ateina akimirkos, kai tu tai jauti, kai jauti skausmą, kai jauti, kad žemini save, kad meluoji savo, jauti, kad išduodi save. Ir tai yra labai blogai. Tai yra labai blogai. Tai yra nuodėmė. Netikėti Jėzų Kristų, viskas normaliai, bet netikėti į tą šviesą, kurią turi savo viduje, tai yra nuodėmė. Nes jeigu netiki savimi, jeigu neleidi savo išsireikšti, jeigu neleidi savo gyventi, tai dėl ko gyveni tuomet? Leidi, kad būtum kitas varžtas tos visos visuomenės, tas sraigtelis šitos mašinos. Robotas, mašina, ar tai tu esi, ar tai tu nori būti. Prostitutė. Tai yra prostituizmas. Nes tu parduodi save sistemai. Parduodi save tam, ką kiti žmonės apie tave pasakys. Ir leidi savo ir priverti save elgtis kitaip, kalbėti kitaip, šypsotis kitaip.
imi vaidinti kitą žmogų, kuris nesi. Niekuomet nebuvai ir niekuomet nebūsi. Tai yra melas. Ir tai yra labai blogai. Ir jeigu tau svarbu, ką kiti apie tave pasakys, ką visi apie tave galvoja, ir jeigu tai tave paveikia, tai reiškia, esi kalėjime ir tavo gyvenimas nėra gyvenimas. Tavo gyvenimas yra egzistencija, yra stagnacija, yra roboto egzistencija. Yra apgailėtinas likimas, apgailėtinas. Ir negali priimti jokio teisingo žingsnio, jeigu gyveni taip, nes tuomet reiškia, tu bijai būti kitoks. Netiesa. Dėl to tu bijai, kad žmonės tavęs nepriims, iš tavęs pasijuoks, tave išjuoks. Tu bijai būti kitoks, bijai būti savimi. Tačiau pažiūrėk į juos. Ar tu nori būti kaip jie? Ar tu manai, kad jie yra laimingi? Ar tu nori praleisti savo gyvenimą kaip jie? Tu pasižiūrėk į tos kitus žmonės, į senelius. Ar jie yra laimingi, ar jie turi ramybę? Ne. Jie yra nelaimingi, jie yra ligoti, jie yra apskurė, jie pastoviai bijoja. Ar tu nori būti toks? Ar tu nori būti toks? Tad kodėl esi toks? Kodėl leidi, kad tie žmonės tave paveiktų? Kodėl leidi savo stengtis būti tokiu pačiu, kaip tie kiti žmonės? Tokiu pačiu numirusiu, tokiu pačiu kvailu. Kodėl? Jeigu turi šviesą savo viduje, jeigu turi tiesą savo viduje, jeigu turi savo gyvenimą, kuris tau yra duotas, kodėl tu jį išduodi? Turi palikti tą visuomenę ir turi palikti tuos žmonės ir nebūti kaip jie, ir nesistengti būti kaip jie. Būk savimi. Tik taip gali padėti žmonijai, tik taip gali padėti savo. Tik taip gali būti laimingas tu pats. Nes tik būdamas savimi, tu gyvensi savo gyvenimą. Vaidinamas kažką kitą, tu negyvensi savo gyvenimą. Tu gyvensi kažkokią tai veidmainystę. Tik būdamas savimi ir nebijodamas būti savimi, nebijodamas išsireikšti, nebijodamas pasakyti, kad ne, aš taip negalvoju. Tik taip tu atversi savo duris į tą laimę, į savo gyvenimo laimę. Ir tik taip tu atversi tas duris į padėjimą kitiems. Nes tik būdamas savimi tu gali padėti kitiems. Tik būdamas savimi tu gali sugrįžti į tą šviesą, kur esi, į tą laisvę, kur esi, į tą energiją, kur esi. Ir išreikšti tą energiją, ją šviesti. Tapti tą energiją, tapti savimi. Tik būdamas savimi tu gali šviesti tą save, tą tiesą, kur esi. Ir tik taip gali padėti kitiems žmonėms. Būdamas vaidmeniu niekuomet nepadėsi. Niekuomet nepadėsi. Taip kad aš kiekvieną pakviesčiau pagalvoti apie tai, kodėl mes leidžiame, kad mus taip paveiktų, ką kiti žmonės apie mus sako, kalba apie mus. Kodėl mes taip bijome to atstumimo. Kodėl mes bijome, kad žmonės mus palaikys keistais, kvailais, netobulais, bailiais. Kvailiais esame, kai nesame savimi. Bailiais esame, kada bijome būti savimi ir vaidiname kitą žmogų. Visą tai, ko bijome, jau esame. Ar tai nėra paradoksas? To, ko labiausiai bijome, jau esame. To, ko labiausiai bijome, jau esame. Tad yra laikas atsibūsti, yra laikas atsistoti ir pasakyti, aš nebepriklausau čia. Aš nebepriklausau šitoje visuomenėje, šitoje nesąmonėje, kurią matau televizijoje. Ir tai, ką matau šitoje televizijoje, man atrodo taip kvaila, kad aš to nebetoleruosiu.
atsistoti ir pasakyti tai, ir gyventi taip. Galbūt bus sunku iš pradžių, nes jausi opoziciją, būsi tarsi atsiskyrėlis, būsi tarsi maištininkas. Tačiau tik taip gali padėti savo pačiam ir tik taip gali padėti kitiems. Tik taip gali padėti pasauliui. Tik taip gali padėti. Tad atsistok, pakelk savo galvą ir pasakyk, esu koks esu. Galbūt esu kvailas, galbūt esu bailys, galbūt nesu netobulas, galbūt mano idėjos yra net neteisingos, tačiau toks aš esu. Ir eisiu į priekį ir ieškosiu to, kas yra tikra. Tik tais tikri herojai taip gali padaryti. Tikri bebaimiai gali atsistoti ir pasakyti, aš nebepriklausau. Aš nebepriklausau šitai visuomenė. Aš nebepriklausau šitai kvailystei. Šitie yra mano žodžiai.